Labą dieną. Šiandieną teko man garbė atstovauti Kauno rajoną ir noriu Jums pristatyti pažeidžiamų ir rizikingo elgesio mokinių atpažinimo pagalbos priemonę, kuri buvo sukurta įgyvendinant šį tūkstantmečio mokyklų projektą. Taigi, įgyvendinant šį tūkstantmečio mokyklų projektą Kauno rajono mokyklose, vienas iš prioritetų yra siekis užtikrinti mokyklų bendruomenių saugumą ir emocinę gerovę bei stiprinti mokinių sveikatą. Kauno rajono mokyklų vadovai bei pagalbos mokiniui specialistai pasitarimų metu išsakė poreikį turėti priemonę, kuri padėtų laiku atpažinti tos mokinius, kuriems reikalinga neatidėliotina pagalba, leistų sistemingai ir nuosekliai pažiūrėti į mokinių emocinę gerovę ir suteikti savalaikę pagalbą, bei optimizuotų žmogiškuosius išteklius. Atsižvelgiant į tai ir buvo sukurta ši priemonė. Priemonė sukurta naudojant pasaulyje ir Lietuvoje pripažintas programas ir modelius, tokias kaip Assist, SafeTalk, Youth Planet ir kitas. Taigi, ši priemonė, tai yra pradinės intervencijos priemonė, padedanti laiku atpažinti mokinių, kuriems reikalinga pagalba elgesį ir apibrėžia tolimesnius situacijos valdymo žingsnius. Ši pagalbos priemonė apima 4 rizikos grupės – savižudybių riziką, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką, smurto ir patyčių riziką bei elgesio ir emocijų sunkumų arba sutrikimų riziką. Prie kiekvienos rizikos yra 5 identifikavimo požymiai, kurie leidžia lengviau nustatyti tam tikras rizikas ir tam tikrus faktorius. Tai vienas iš jų yra veiksmai, fiziniai pokyčiai, kalba, emocijos bei gyvenimiškos aplinkybės. Kaip matote, tai yra pirmoji priemonės lentelė, kurioje yra išvardintos visos rizikos ir jų atpažinimo požymiai. Prie kiekvieno požymio yra pateikti konkretūs pavyzdžiai, kad mokytojai ir klasių vadovai galėtų kuo greičiau ir tiksliau pastebėti iškilusias rizikas ir sunkumus. Kita lentelė tai yra išplėstinis rizikos patvirtinimas, kada mokytojai pastebi tam tikrus rizikos požymius, jie turi galimybę pasitvirtinti, ar ta rizika yra labai aukšta ar vidutinė, pasižiūrėję ir įvertinę klausimyno lentelę tam tikrus požymius prie tam tikros rizikos, kur vėlgi yra konkretūs klausimai, kuriuos mokytojai gali iškelti, užduoti ir tai padėtų jiems atsakyti ir tinkamai reaguoti į situacijas kilusias. Taip pat priemonėje yra pateikiamas rizikos pastebėjimo ir patvirtinimo algoritmas, kaip reikia reaguoti. Iš pirmo žvilgsnio šis algoritmas atrodo labai sudėtingai, nes daug yra žingsnių nurodoma, bet geriau išanalizavus šį algoritmą galime pastebėti, kad tai nėra sunkiai suprantama ir labai padeda atliepiant iškilusius sunkumus. Taip pat yra pateiktos situacijos valdymo rizikos, kaip valdyti situaciją esant aukštai rizikai ir kaip valdyti situaciją esant vidutiniai rizikai. Tai aukštos rizikos situacijos valdymas dažniausiai yra tada, kai susidurėme su savižudybių rizika. Tuo metu mokytojai pastebėję tam tikrus požymius turi nedelsdami informuoti švietimo pagalbos specialistus, esant labai sudėtingai situacijai kreiptis ir į kitas institucijas, bei, žinoma, nepalikti to mokinio vieno. Esant kitiems rizikos faktoriams yra vadovaujamasi šią vidutinės rizikos valdymo schema. Vėlgi, pirmiausiai, mokytojai tik tais pastebi ir identifikuoja tam tikrus dalykus, vėliau visą informaciją perduoda švietimo pagalbos specialistams, tiems žmonėms, kurie dirba konkrečiai su tuo. Priemonės taikymas mūsų gimnazijoje. Kadangi mūsų gimnazija yra didelė, mes šiek tiek pritaikėme šį įrankį prie mūsų gimnazijos,
bendruomenės specifiškumo ir mes nekeitėme pačių požymių, mes tiesiog padarėme kitokias lenteles, šiek tiek struktūrą pakeitėme tam, kad kiekvienas klasių vadovas galėtų gauti lentelę su savo klasės mokinių sąrašu ir jie toje lentelėje galėtų žymėti tam tikrus rizikos faktorius, ką yra pastebėję. Tai kartais, jeigu yra vidutinė rizika, nėra labai didelio pavojaus, bet jeigu lentelėje yra pažymėta tam tikri požymiai, kitą kartą atkreipiant dėmesį į tai, gali pasižiūrėti ir reaguoti atitinkamai. Kadangi pirmiausiai gimnazijoje buvo supažindinti klasių vadovai su šia priemonė, tada buvo supažindinti visi dalykų mokytojai ir mes klausėme, kokios yra patirtis, ką jie mano apie šį įrankį, nes šis įrankis yra naujas, mes jį pradėjome įgyvendinti tik nuo 2024 metų gruodžio mėnesio. Tai tiesiog stebime ir bandome išvelgti, ką galėtume padaryti, kaip galėtume optimizuoti ir palengvinti tuos žmogiškuosius resursus mokytojams, kad būtų kuo paprasčiau ir lengviau šią priemonę naudoti. Taigi patirtis. Mokytojai mano, kad tai yra aiškus algoritmas, mokytojams kyla klausimų, tačiau tai netrukdo naudoti šią priemonę. Jie šią priemonę naudoja reguliariai, kai kyla abejonių dėl mokinio elgesio. Ji padeda greičiau ir tiksliau identifikuoti mokinius, kuriems reikia pagalbos, kurie yra pažeidžiami. Kartais mokytojams trūksta papildomų žinių, tikslesnių, aiškesnių instrukcijų, kaip naudoti šią priemonę, bet tam esame mes, švietimo pagalbos specialistai, ir mes kartu dirbdami padedame jiems išspręsti tas problemas. Taip pat įgyvendinant šį tūkstantmečio mokyklų projektą buvo sukurta platforma Kauno rajono mokykla, kurioje jūs galite rasti šį pažeidžiamų rizikingų elgesio mokinių atpažinimo pagalbos priemonės įrankį. Taip pat šioje platformoje yra daug edukacijų, yra edukacijų žemėlapis, žemėlapinėje galite surasti šalia jūsų artimiausiai esančias edukacijas, kokios yra. Taip pat ši platforma padeda švietimo bendruomeniai efektyviau ir kūrybiškiau organizuoti patį ugdymo procesą. Taigi kviečiame apsilankyti šioje platformoje. Ta platforma dar yra vis papildoma ir joje dar nėra labai daug, ne visa informacija yra sukelta, bet palaipsniui jos atsiranda vis daugiau ir daugiau. Taigi, o mūsų stiprybė tai yra komandinis darbas. Tik kartu mes galime įveikti sunkumus, pastebėti ir atliepti mokinių poreikius, stiprinant ir atsižvelgiant jų emocinę gerovę. Tai dėkoju. Ačiū labai.